Aviacinės saugos centras. Nu, kaip gerai, kai yra gerų žmonių. Ką tik vienas žvejys, kur baigė žvejoti, pamatė, kad pūsiu, pasiūlė prisipūsiu elektrinę pompą, tai nereikės rankom vargti, super, fantastika, va. Pajungia akumuliatorių, pajungiam pompikę ir savo pučiasi ramiai, o taip su rankinė yra vargo. O gal, žiūrėk, visai ir pavyks čia prasirkluoti vieną ranką. Kol kas visai neblogai. O vanduo labai skaidrus, matosi net dugnas. Eina savo. Neįtikėtinas vaizdas. Žuvytės laksto po irklentę. O, taip ir įsivaizduoju. Plaukėjimas irklentė. Visai nesunkiai praplaukiau. Net su viena ranka. Vyko prasirti, vėjas, bet beje į nugarą vėjas, tai kas tikrai pagelbėjo. Nu, esu kitam ežere, neatsimenu jo pavadinimo, dabar čia jau ieškosiu kažkur nakvynės vietos. Yra 7:30, gal be 28, užsivėlinau. Bet argi tai problema? Manau, tai ne problema. Tai dabar reikia persirti į kitą krantą ir žmogus, kuris man pasakojo prieš tai, minėjo, jog ten yra keletas tokių klavičių. Tokių visiškai wild, tokios kaip man patinka. Ir iriuosi link kito kranto ir ieškau, kur išsikrauti. Panašu, kad susiradau nakvynės vietą. Visai neblogą vietelę. Čia ant tokio kalniuko užlipu. O, yra medžių, nežinau, bandysiu gal pasiryžti hamaką, tik mano hamakas be stogelio, tai jeigu neužpjaus odai, nors jų dabar čia nėra, keista. Anoje vietoje buvau sustojęs, tai ten mane baisiai suėdė. Spėjau tik išsipurkšti benzu, kad atstotų, o čia visiškai jų net neskraido. Tai mąstau, kad pasistatysiu gal čia kažkur palapinę ir dar įsitempsiu hamaką. Ir jeigu odai nepjaus ir nebus lietaus, miegosiu hamake. Tiesiog įsilysiu į miegmaišį, o jeigu naktį užpjaus odai, tai įsilysiu į palapinę. Na ir dar reikia užsikurti lauželį dėl jaukumo ir bus galima pavakaroti. Ką, metas vakariniau, trumpai apžvelgsim vakarienę. Puodelis jau čia. Arbatos neturiu, tai bus 3 viename. Toliau nuostabus sausainiai gaidelis su vanilė. Dar desertui snikeriukas ir grikių košytė. Tai viską užsikaisim, užplikysim. Aš jau kaip ir pasiruošęs. Daiktai supakuoti beveik visi. Liko keletas smulkmenų ir pagrindinis
Koks pagrindinis? Nepagrindinis. Vienas darbas papildomas atsirado. Tai aš niekaip negaliu suprasti vieno dalyko. Kai žmonės atvyksta pabūti gamtoj ir po savęs palieka tokį turtą. Ir tai aišku, ne per vieną kartą buvo sunešta. Na, nejaugi žmonėms taip sunku išsivežti tai, ką atsivežė. Parodysiu, kaip atrodo mano stovyklavietė. Štai čia kabojo hamakas. Štai čia aš nakvojau šitoj vietoj. Viskas, kas po manęs liko, nedidelė laužavietė, krūvelė malkų ir nei vienas šiukšlės, nei vienos žymės, kad aš čia buvau. Tai pabandysiu surinkti, nors dar laukysiu visą dieną. Ir nelabai man bus patogu, turiu tik tokį maišelį, bet bent jau tiek, kiek tilpo, pasistengsiu jų surinkti ir čia nepalikti. Štai dar vienas butelis turėtų sėdėti. O, šitas didelis, nežinau kaip jį čia įkišti, bet jau aš čia tikrai nepaliksiu. Panašu, kad tilpo viskas. Dabar beliko užkraut ant irklentės. Sustojau kažkokioj poilsinėj aikšteliai. Lygiai privatynai. Žinai, tam parašyta privati nuosavybė. Greičiausiai pavėsinės kažkam priklauso, bet pamačiau konteinerius, tai nunešiau surinktus butelius išmečiau, kad nesivežiot visą dieną su savim. O, matau, dar kažkas parplaukė su irklentėm. Štai ten. O, tai visai fainiai. Tai va, tai jau kad sustojau, tą pačią progą čia turbūt užkasiu, pasidarysiu dar biškį valgyti, plikysiu makaronų ir varysiu toliau. O gal dar paplauksiu, nes šiaip nesu alkanas, bet norėčiau išgerti puodelį kavos. Tai va galvoju dabar ką daryti. Ir labai vilioja mane šitas tramplinas. Nušokt nuo jo. Turėtų būti visai fainiai.